kalti, kol teismas jautrė. Pamatęs policijos automobilį persigalvojo. Atkaklios motociklininko gaudynės intensyvaus eismo vingiuotų keliu. Motociklas, sustojam dešinėje pusėje. Skaudi tiesa apie greičio mažinimo kalnelius. Nesumažinus greičio, jie tampa tramplinu. Avariją padarė. Ir vienintelis dalykas, dėl kurio vyrui skauda širdį. Pas mane Saulytė viskas tvarkoje, įskyrus, kad jums va šitą dabar mano Kaklo neskauda. Nieko Neskauda. Prigulė kelkraštyje, nes apsvaigo. Galva susvaigo, tai gal medikus jau iškvies. Kai pasodino, užkando. Užkast anksčiau reikėjo. Kai užkando, paaiškėjo, kad biuletenį prasitęsė. Išvažiavo pas daktarus, biuletenį prasitęsė. Tai už ką protokolas? 4 iš 12 aukštų smarvė ir dūmai. Kaimynai panikoje daužo duris ir šaukėsi pagalbos. Įvykio vieton skuba visos specialiosios tarnybos. Beldžiasi policija, beldžiasi ugniagesiai. Delsti negalima nei minutės. Naudojimui paruošiamas diskinis pjūklas. Ir durys netikėtai atsiveria. Išlipo iš mašinos. Išlipo? Atvažiavo kaip pavežėja, išvažiavo kaip kurjerė. Arba atvirkščiai. Iš kur čia važiuoja? Anoniminis pranešimas apie vartojamus narkotikus. Melas ar tiesa? Apžiūros metu rasta tik tuščia pakuotė. Reiškia, visi atsakymai atokioje trobelėje. Rankas iš kišenio ištrauk, nelaikai kišenėse. Vidurėje važiuojamosios dalies stovi automobilis. Prie vairo snūduriuoja vyrukas. Pirmiausiai peršoko į galą, tada atsisakė išlipti. Lipam ir visą naktį reikės laukti jūsų. Išlipęs neleido surakinti rankų. Surakinus rankas priešinosi surišant kojas. Paukščių trelės, indėnų kovos riksmai, seno vienuolio dejonės ir pažadas pasitikrinti blaivumą iš ryto. Galiu vėliau atvažiuoti pasitikrinti. Ne, pas mane tai tu nevažiuosi, šito ilsėsiuosi. Nei tai draugai, nei tai bendradarbiai kieme stoviniavo. Tai draugsiusi? Ne. Nepažįstams? Ne. Kai vienas nusprendė su lada kito galvos kietumą patikrinti. Nežinia, kaip būtų viskas pasibaigę, jei neatsakinga ir neabejinga liudininkė. Jisai iš savo automobilio bagažinės išsitraukė, nežinau, ar lasdą, ar ką tenais, jam smogė ir atgal ją įmė. Ar pavyks rasti nusikaltimo įrankį? Gerai, kodėl žmonės matė lasdą? Kokia lasda? Nespėjo agresyviai pasielgti, kaip teko bėgti. Nesutikau gražuolių, niekur. Nesutikom. Pabėgau iš namų. Nespėjo pabėgti, kai buvo sulaikytas. Nespėjo prisėsti į kamerą, kaip bausmė numatyta. Patrulių ekipažas pastebi sankryžoje stovintį motociklistą, kuris rodo posūkį į kairę. Pamatęs policijos automobilį, motociklistas greitai perjungia posūkį į dešinę ir nuvažiuoja. Tai sukelia pareigūnams įtarimą ir jie nusprendžia sustabdyti jį patikrinimui. Vos tik supratęs, kad sulaukė policininkų dėmesio, motociklininkas paspaudė greičio pedalą ir nukūrė keliu. Įjungę šviesų ir garso signalą, pareigūnai bejasi bėglį. Apie gaudynės informuojami ir kolegos. Mums čia mocas nestoja, link Rūglos važiuoja. Bėgdamas nuo policijos, viršydamas leistiną greitį, pavojingai manevruodamas, motociklininkas rizikuoja savo ir kitų eismo dalyvių sveikatą bei gyvybę. Supratau, yra. Reikia ranką. Į kurią pusę klausė? Jo, link Rūglos. Jo, link Rūglos. Šioje atkarpoje daug posūkių. Eismas taip pat nemažas. Vairuotojas kiek primažina greitį. Kaip ir sulėtina atrodo. Bet su tuo pačiu posūkiu dar važiuoja. Motociklas. Pareigūnai per garsiakalbį pilietį ragina sustoti. Sustojam dešinėje pusėje. Motociklo vairuotojas, sustojam dešinėje pusėje. Reikalavimų sustoti motociklistas žinoma nepaiso. Taurą 17-18 pridėkit prie vėlių. Tauras, kur keturiolikta? Ai, baba, atsargiai. Avariją padarė.
avariją padarė. Staiga vairuotojas peršokęs greičio mažinimo kalnelį nebesuvaldo motociklo. Nuvažiuoja nuo kelio ir griovyje kelis kartus verčiasi. Motociklo ratai pagavo kelkraščio žvyrą ir ištrūkti jau nebepavyko. Visgi prieš virstant greitį pasisekė ženkliai sumažinti. Vairuotojas atsisėda, iškelia rankas ir iškart sulaikomas. Rankas už nugaros! Rankas. Dabar sakyk sužalojimui, jauti skausmą kur nors. Medikų nereikia? Nieko neskauda. Vyriškis teigia nesusižalojęs ir nejaučiantis skausmo. Užgesinamas motociklo variklis ir išjungiamos sirenos. Televizija populiso? Praėjo vos kelios sekundės nuo įvykio, o žiūrovai jau renkasi. Medikų tikrai nereikia? Ne. Gerai, pagulėk. Тут не скоились непатологии. Kojinę. Išsinarinau. Pasodink į tada. Tai Eis. medikų tikrai nereikia? Ne, tai aš nebėgsiu niekur. Kodėl bėgai? Kaip tu galvoji? Teisių neturi, neblaivus. Neblaivus? Ne, blaivas. Pareigūnai iškviečia greitosios komandą, kad bėglį apžiūrėtų ir įvertintų, ar nėra rimtų sužalojimų. Gal skausmo nejaučia dėl patirto šoko ir adrenalino? 04. Iškvieskit medikus, šios avariją padarė, tegu apžiūri. Kokia avarija? Baisiai. Nereikia. Nelabai baisiai, bet nesiskundžia skausmais, bet neaišku. Taigi sakėt, koją skauda. Biškis, tai čia nedaug. Vyriškis nei nesiruošia atgailauti dėl padarytų pažeidimų ir pergyvena tik dėl vieno, kad nesuvaldė motociklo. Kaip čia tas kotikus? Įgūdžiai jau nebe tie ryškiai. Tie! Nu ne tie, jeigu va taip va čia. Gerai, gulėk, pasakiau gulėk dabar, atvažiuos medikai apžiūrės. Atvyksta dar vienas pareigūnų ekipažas ir greitosios automobilis. Nuo pareigūnų sprukęs ir avariją padaręs pilietis kažkodėl nusprendžia įsidirbinėti toliau. Nedideliu, čia 50 kažkur čia nusimetė. Kas skauda? Jūs važiavot šitą motociklą? Tai kaip jūs čia nukritęs? Jisai pastūmė. Gerai, nejudėkit dabar, gerai, ramiai pabūkit. Kažkokių trupimų nejaučiat? Jaučiu. O kaip jaučiat? Neapykantą. Ne, rimtai, dabar kalbėkim rimtai, paskui. Aš nekalbu rimtai. Vyriškis ir toliau elgesi neadekvačiai bei priešinasi net standartiniai medikų apžiūrai, kurie tik nori įsitikinti, ar žmogus nėra sužalotas. Sąmonė buvo praradęs? Ne, Esat blaivus ar ne? Ne, nu jo. įsikalinėja kaip reikia. Rolandai, reikės kartu perimti iš vienos pusės tą galvą gerai laikyti ir atsisekti. Man gerai viskas tvarkoj, nereikia man... Nu nereikia man. Girdi. Aš ne invalidas. Ramiau. Aš tau sakau ne invalidas. Tai mes, sakai, yra Tai standartai. gerai man nereikia. Nu, reikia... Saulytė, aš Jo, sveikas. Tai mes jūs... Aš sveikas, dar kartą sakau, jokių nėra pretenzijų, duok aš pasirašysiu. Nu, žiūrėkit, kada Dėl jūs sve- važiavot ir Aš nevažiavau. dideliu greičiu Ne, važiavot. kokiu dideliu? Tik 40. Nestojot, sakė. Negali būti. Čia dėl jūsų paties saugumo. Dar kartą. Tu paleis man galvą, aš negaliu pasukti. Kam tu laikai? Gerai, tu apsiramink, viskai. Kodėl tu laikai man galvą? Viskai apsiramink, gerai? Aš klausiu, kodėl tu laikai man Nes galvą? taip turi daryti, ar jūs suprantat? Kas aš tau, gyvulis, kad tu man galvą? Nėra prasmės aiškinti apie kaklos lankstelius, nervus, grėsiančias baisias pasiekmes, jei būtų skilimas ar lūžis. Vyriškis tiesiog išliejo pykti ant medikų ir atsisakė jų paslaugų. Nu tai va, ir jums pagalbą norim suteikti. Čia Ačiū. ką darom, tai žinokit, ne... ne Saulytė, tą, ką priklauso, ačiū. suprantat. Man toliau reikia krapštyti su tais minusais, viskas. Prašom viską. Atsisakot pagalbos. Kas be ko? Bet jisai, nu, neblaivus gali būti. Jis bus greičius negu. Gerai, duokit aš tą papūsį. Jo, O jisai buvo sąmoningas visą laiką? jo, neprarado sąmonės. Ir greitis nedidelis ir Jo. vykštai, nu. Nedidelis? Ne, Jo. aš matai per kalniuką Ne ant asfalto krito. Avariją padarė. Gerai, žiūrėkit, leisit, kad uždėtume jums įtvarą. kad jūs Nereikia man jo, apžiūrėtumėt. pulpam Tai nereikia man. leisit. Apžiūrėti leisiu, bet man jo nereikia. Tai gerai, jam tos antrankius galima gal nuimti. Aišku, Nuimsim. Blaivom pasitikrinam. aš iš tavo rankų neimsiu. O iš ko nuimsi? Iš mergaitės. Nu, imk iš O iš mergaitės. mano,
Kai pareigūnas atsineša alkotesterį, prasideda nauja įsidirbinėjimų serija. Ponaičiui, kaip jis pageidauja būti vadinamas, neįtinka ranka, kurioje laikomas prietaisas. Nors pats labai rūpinasi tuo, kaip į jį kreipiamasi, policininkė pavadina mergaitę. Konė, palauk, konė. Ponas atsisakot pūst? Ne, nesisakau. Tai pūst. Papūskit ir... O tu nori, kad aš pušiu ar ne? Noriu, kad Ar pūst. nori, kad iš tavo rankų pušiu? Man ir skirtumo. Nu tai sakyk, kaip tu nori? Svarbu papūst, gerai? Tai tu sakyk, ar iš jos, ar iš tavo? Nėra skirtumo. Ką, man ar tau? Man. Man yra skirtumas. Nupūskit, ponas, žaidžiam. Aš ne ponas, o Ponaitė, ponaitė. Ponaitė, prašau papūsti alkotesterį. Aš galiu atsistoti, nes man labai... Nu... Atsisėskit, va šitaip ir Ne, bus nu tai patogu. duok man pasikelti. Pūskit. Dar. Galiausiai atsirinkus kreipinius į rankas pavyksta pasitikrinti blaivumą. Alkotesteris parodo nulius, vyriškis visiškai blaivus. Nuliukai, bet niekada nebuvo, kad jis nebūtų žinai. Visada blaivus, ne? O gaila. Ir visada toks... O kodėl gaila? Noriškas, o dabar toks piktas, kas atsitiko? Filmą žiūrėjau vakar apie policiją ir labai susinervavęs. buvau. Nu tai, bet ar mes kalti dėl to, ar aš O dėl tai to, ką? ne? O tai tu dirbi policiją, ar aš? Aš. Aš žinau tik tais vieną, jeigu nebūtų policijos, būtų... Nu tai va. Tai ko pykt ant mūsų? Su nutrauktom galvom, su tais motociklais. Pykstu aš ant savęs, kad šito posūkio... Nu, jau ir kaip yra, na. Leis man atsikelti. Svarbu viskas laimingai. Ateikit, atsisėskit, gal čia laisva. Tuoj, palauk. Gerai? Aš nežinau, galim mes įkelt. Nu, mes turėtume jį Žiūrėk. Ramus pokalbis padeda suvaldyti emocijas. Medikai dar kartą bando įvertinti piliečio sveikatos būklę. Pirmai klausim, ar fizinį kažkokį skausmą jaučiat dabar? Fizinį skausmą ar jaučiat? Ant savęs pykti. Nu žiūrėkit, Fizinį skausmą klausim, ar jaučiat? ar susitrenkėt, susimušėt? Gerai. Nedaug, va ta, va čia, va šitą. Šitą koją Jo, skauda. nedaug, va čia kaip ant to. Jūs nuimsit man brasletą? Per priekį uždės. O tai kodėl? Tai palatų, galvoji, kad aš bėgsiu? Nu, negalvo, kad bėgs, jeigu ir bėgtų. Tu jo. Na va, Nu, Tai aš nebėgsiu. bėgtų iš kur ta agresija? Ne, tai tu įmi mane kaip narko dilerį kažkokį. Na, bėgot nuo policijos, tai yra tam tikra ta tvarka. Nu, tai gerai. Tai tu gali nuimti, aš jau nebėgsiu, viskas nevažiuoja. Matai, tas striperis. Nevažiuoja, tas striperis. Medikė Saulytė, policininkė mergytė, pats ponaitis, motociklas triperis, o visas skausmas, kad jo neteks. Pas mane Saulytė viskas tvarkoje, išskyrus, kad atims va šitą dabar mano Kaklo gyvenimą. neskauda. Nieko. Neskauda. Tik Būsi ramus? nejaučiat kažkokio. Ponaitė. Ramus. 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 Kaip belgas. Kaip visada. Motociklą neteksiu. 2,5 štukos. Eik tu. Kas man duos dabar 2,5 tūkstančio? Kadangi nusižengė ne pirmą kartą, puikiausiai žino, kokia procedūra ir kokie nuostoliai dabar laukia. Ne tik bauda, bet ir motociklo konfiskavimas. Duok ranką. jau stojam. Nu, kaip Tikrai neskauda nieko. Ne, biški čia tik kažkokios sveikulio galvos nejaučiat. Ne. Nu, Taip. dabar aš susijaudinęs vis tiek tai. Ne, po šoko jo būna. Žiūrėsim, aš jums įsteigė komisariatom. Į skyrių? Jo. Pilietis laikinai sulaikomas ir keliaus į komisariatą protokolo surašymui. Patruliuojant pastebėjome iš šalutinio kelio išvažinėjantį motociklininką. Motociklininkas pasirodė įtartinai, pradėjus apsisukinėti, matėsi, kaip žiūrėk, motociklininkas pradėjo didinti greitį, pradėjus persekioti motociklą ir išreikšti jam reikalavimus per garsiakalbį, šis nepakluso mūsų reikalavimus sustabdyti transporto priemonę. Chuliganiškai vairavo, lenkė automobilius per ištisinės, ten, kur lenkti negalima. Nu ir tuomet po kurio laiko, po kelių minučių motociklas pervažiavęs greičio mažinimo kalnelį, nesuvaldė savo motociklo ir nuvažiavo į griovį. Gerai, kad minkštai. Gerai, kad minkštai. Buvo vis tik iškviesti medikai, kad apžiūrėtų motociklo vairuotoją. Šis nelabai norėjo būti apžiūrimas, bet galiausiai sutiko. Pažįstamas, kiek suprantu jūs. Taip, asmuo ne pirmą kartą jau patenka į mūsų akiratį ir dėl tų pačių pažeidimų, dažniausiai dėl vairavimo neturint vairuotojo pažymėjimo. Tai ir jis spruko, todėl, kad neturi teisės vairuoti motociklą. Taip. Motociklas bus išgabentas į saugojimo aikštelę, bet pirmiausia tenka jį ištraukti iš griovio. Viskas šiandien turi būti ant laisvės. O tai nevažiuoja?
Nu tai kelintas čia kartas žmogui. Vairavimas be vairuotojo pažymėjimo 7 kartas, o čia 4 transporto priemonė, kurią praranda. Motas pirmas? Motas pirmas. 7 kartą pagautas vairuojant be teisių ir gresia konfiskavimas jau 4 transporto priemoniai. Gal pilietis siekia rekordo, ar tokiu būdu palaiko savo motivaciją intensyviai sukti gyvenimo ratą? Oficialiai motociklininkai savo sezoną atidarė gegužės pradžioje ir prasidėjo kraupios avarijos. Per kelias dienas žuvo 2 motociklininkai. Būkime atsakingi kelyje, saugokime savo ir kitų gyvybės. Prieš 2 minutės pranešėja pamatė pro langą, kaip mušėsi 2 vyrai. Vienas vyriškis išsitraukė lazdą iš Audi šviesios spalvos automobilio ir trenkė kitam. Vyras guli už automobilio, neatsikelia. Užpuolikas su šuniuku nuėjo už namo, pokalbio metu grįžo. Požymiai: su pilku megztiniu, juodi dryžiai, nedidelio ūgio, stambaus kūno sudėjimo. Liudininkai ne tik skubiai pranešė apie nusikaltimą, bet ir pastebėjo nemažai svarbių detalių. Nurodyton vieton skuba policijos ekipažas. Žiūrėk, kažkas ir prie laiptinės sėd, su kapušonais tokia 2 ir šuniuks ir. Tai bus atitinku žiūrės. Prie laiptinės sėdi 2 vyrai. Vieno veidas sužalotos, aplink kitą laksto šunelis. Labas. Jūs jau nukentėjot, pons. Ką turi su savim? Ne. Ne? Ko neturi? Kas nutiko jums? Aš einu namo. Aš suprantu, kur čia pasiskėlėt? Čia darželis štai. Čia draugs jūsų? Ne. Ne pažįstams? Ne. Aš išėjau šunelis vis. Nors abu tiksliai atitinka liudininkės nurodytus požymius, vyrai nuduoda, kad nieko neatsitiko ir jokio konflikto nebuvo. Žiūrėk, ateik su manim iki mašinos. Užsidarome, viskas mašina laikinai. Įtariamasis akivaizdžiai sutrikęs. Matyt, iš vis nesitikėjo, kad policija atvyks. Su savim draudžiamų daiktų neturi, aštrių, ko nors. Ne, to šunelį čiūčiu. Mašinos raktų turi? Turi. Kur mašinos raktai? Kokia tavo mašina? Audi 3. Čia kiemė stau? Taip, čia. Daiktų jokių daugiau neturi, ne? Ne. Vės to grįžtų. Ne, tu bus. Kur lazdą pasidėjai? Pušu lazdą. Neturėjai lazdą? Klausiu. Pušu lazdą. Iš mašinos. O mūsų cholat. Pušu lazdą tą. Tu čia mane veši? Dabar esi biškai sulaikytas, kol išsiaiškinsim įvykio aplinkybės. Šunikas duoda moment. Dabar pasiaiškinsim aplinkybės. Palauk. Gerai, nu tai. Nu čia zavalį, čia kitas. Man tai čia bus irgi. Tarnybinėme automobilyje atsidūrė ir vyriškio šunelis. Palaikys šeimininkų draugiją, kol pareigūnai aiškinsis incidento aplinkybės. Dar kartą apklausiamas nukentėjusysis. Klausykit, kas nutiko? Nieko. Akivaizdu, kad žmogus neseniai buvo nugriuvęs, nubrozdintas ne tik veidas, bet ir drabužiai purvini. Ar jums trenkė kas nors? Tinkia. Su kuo? Negaliu nieko pakeisti. Kas trenkė jums? Negaliu nieko pakeisti. Nematėt nieko? Nematom. Nematėt, kas jūs trenkė? Vyras teigia, kad jam buvo trenkta per galvą, tačiau kas tai padarė, esą nematė. Iškviečiamas medikų ekipažas. Bet kažkas trenkė, neparkritot pats? Ne. Kažkas trenkė? Jo. Iš nugaros trenkė? Jo. Gerai, tuoj atvyks medikai, jumis apžiūrės. Apžiūrimas ir prie laiptinės stovintis Audi markės automobilis. Lazda yra nėra kokia? Pagal pranešimą užpuolikas iš bagažinės išsitraukė kažkokį ilgą daiktą ir smogė žmogui per galvą. Vienintelis daiktas panašus į lazdą – didelis metalinis strypas, greičiausiai naudojamas nuimant ratus. Smūgis tokiu baigtųsi tragiškai. Daugiau automobilyje nieko draudžiamo nėra. Nieko nėra, ne? Gali su pranešėja gal susisiekti? Daugiau papasakos kažką. Nukentėjusysis nesugeba paaiškinti įvykio aplinkybių. Nusprendžiama susisiekti su pranešėja. Žiūrėkit, kas čia įvyko? Smūgį lazda į galvos rytį patyręs vyriškis pareiškė, kad niekam pretenzijų neturi, o kabutėse draugui atleidžia. Tai tu pretenzijų draugeliui neturi? No. Neturi pretenzijų draugeliui? No. Draugeliui atleisi? No. Iš ko tau trenkia? Už ranką. Iš rankos? No. Ką padaryt?
pretenzijų neturi. Čia tai dažnai būna? Žinom, tai nebuvo. Ką pranešėjo tą sakė? Nepristatė. Sakė, matė, jo. Su lasda? Jo, su lasda, sak, iš mašinos. Pranešėja patvirtina, kad vyrui į galvą tikrai buvo smogta su lasda. Trenkia kažkas į galvą. Su lasda, sakė, trenkia. Eina pasižiūrėsim. Medikai vedasi nukentėjusį į automobilį. Jis bus vežamas į ligoninę nuodugniai apžiūrėti. Kas čia buvo? Gavom pranešimą, kad nežinomas vyras užpuolė vyriškį su lasda ir kuriam trenkė per galvą ir šis nukritęs guli ant žemės. Atvykus nurodytu adresu radome ir užpuoliką ir nukentėjusį kartu sėdinčius šalia. Nukentėjęs pretenzijų niekam neturi, pranešėja pretenzijų niekam neturi. Nukentėjus apžiūrės medikai, gal vešės į ligoninę apžiūrai ir toliau aiškinsimės įvykio aplinkybės. Automus jau kokią lasdą. Klausas, nežinau. Ne, tošiukų lasdų. Automatė su mane lasdą, nors padėčiau čia, nors dėčiau mušį kažkom. Kuo buvo trenkta žmogui ir kur dingo į lasdą panašus daiktas, pareigūnai aiškinasi. Jo, ir po to jau prie tos laiptinės, kur jis stovėjo, kai jūs atvažiavot, prie tos laiptinės jisai iš savo automobilio bagažinės išsitraukė, nežinau, ar lasdą, ar ką tenais, jam smogė ir atgal ją įmetė. Atgal įmetė bagažinę? Jo, tiksliai šitą mačiau. Ir daugiau jis to daikto nebuvo išsiėmęs, ne, jis liko mašinai bagažiniai. Susisiekus su pranešėja telefonu moteris dar kartą nurodo, ką mačiusi. O ten kokio ilgio jis buvo kažkas? Kiek mačiau, jis buvo netrumpas. Kiek netrumpas, tam per dilbio ilgio, kumščio ilgio? Į beisbolo lasdą kažkas tokio. Mačiau, kad turi lasdą, netrumpą tokią išsitraukęs ir jam tam žmogui smogė. Gerai, ačiū, kad pranešė tada. Ačiū Jums, kad sureagavot. Gerai, visą gerą vakarą. Visą gerą. Gerai, kodėl žmonės matė lasdą? Kokią lasdą? Įtariamasis dievagojasi neturintis nei lasdos, nei kitų kietų ilgų daiktų. Aš ant Jūsų pareiškimą taip pat parašiau. Klausykit dabar. Jūs neteisėtai mane sulaikėt. Aišku. Taip sulaikėt. Klausykit. Jūs mane per prietą laikėt. Tai būdai. Šis pareiškimas. Esi viešoj vietoj nešūkuk ir neblaivus. Atsiprašau, kaimas atsiklaus, ką? Pabučiu tau, ką tau reikia? Aš nesuprantu, ko jūs norit? Ateik čia iš tos pusės. Atidaryk bagažinę. Toliau nuo mašinos. Anot liudininkės, kažkoks įrankis ar lasda turėjo būti automobilio bagažinėje. Mes jį pasiimsim, kol bus tyrimas. Nes galima Suprantės, Mūsų kovė. Kol įvykis... Klausykis, dabar nelys, gerai? To rakto, kur ir šuo, nematai? Pasiim, ne? Matyčiau, žinoma. Kol bus įvykis tyriams, paimsime. Metalinis prietaisas ratų varžtams prisukti paimamas kaip įkaltis. Dėl įvykio pradėtas aplinkybių tikslinimas. Gautas pranešimas, kad namo kieme vyras daiktų panašių į lasdą trenkė kitam asmenį ir šis guli be sąmonės ant žemės. Atvykus nurodytų adresu buvo prie laiptinės pastebėtas ir nukentėjusysis ir galimai kaltininkas. Nukentėjusį medikai išsivežė į ligoninę apžiūrai, o kaltininko automobilyje buvo rastas daiktas, kuriuo galimai įvykdytas nusikaltimas, strypas metalinis, daiktas išimtas ir įvykis toliau tyriamas. Gaunamas pranešimas apie smurtą artimoje aplinkoje. Nurodytų adresų išskuba 2 policijos ekipažai. Sveiki. Labą dieną. Kvietėt policiją? Nesutikau prie žmonių niekur. Nesutikom. Pabėgau iš namų. Jau pabėgau. Čia pažiūrėti šalia bute, žinau. Duris atidariusi moteris informuoja, kad įtariamasis pabėgo iš namų ir nurodo, kuriame bute gali slėptis. Čia arba jau kur pabėgau, nežinau. Kaip apsirengęs buvo? Šitas? Juodai man? Čia šitam? Tai laukia kažkoks. Tai laukia jie sėdi. Čia žinokis, kad grįžau šitą atsivykęs iš kalėjimų ir prasidėjimų. Ne, čia tai abiems spienom užrakyta. Nukentėjusioji sako, kad prieš ją smurtavo sūnus. Ir dėja, ne pirmą kartą. Jau
bėga, žinokit, neįmanoma. Vargstate, nes su juo. Jam negalima gerti. O su šitai susideda, kad jie ką nori, tą daro. Supratom, gerai. Prasideda smurto įtariamo vyro paieška. Kurioj vietoje? Nes aš išėjau iš laiptinės, nieko nematau. Paieškos netrunka. Netoliese pareigūnai pastebi požymius atitinkantį pilietį ir jį sulaiko. Tai suprantu, kad apačioj, bet lauke ar viduj? Tu. Temde. Gulgan, žemės. Tyžinosi? Jo, sesi. Reikia iš vietų. Galvau, susitarsim, bet žinai, jau nuo pat pradžių agresyvus labai. Policininkas bandė draugiškai susitarti su vyriškiu, bet nepavyko. Skirtumas toks, kad dabar iki tarnybinio automobilio bus atvesdintas su rakintomis rankomis. Ką turi prie savės? Aš jau jį apžiūrėjęs. Ko iš prie savės, ne? Tokia žaibiška istorija. Agresija prieš mamą, pabėgimas, suradimas, sulaikymas ir bausmė. Negalėjau ramiai nueiti, tada reikėjo šitai. Jūs eis dabar. Važiuosiu į policiją, tau reikalau ne. Duomenis pasim. Supratai? Motina turėsi. Buvo gautas pranešimas dėl smurto artimoje aplinkoje. Kadangi sūnus pranešėjas konfliktavo su motina, buvo įsikvietusi pagalbą, atvažiavom, vyras buvo pasišalinęs iš įvykio vietose, kolega rado jį kieme, kadangi vyras buvo agresyvus, buvo sulaikytas, bus atliktas smurto artimoje aplinkoje orderio rizikos vertinimas ir asmuo bus sulaikytas, štai kad buvo neblaivus viešoje vietoje. Pasipriešinimas irgi bus, ne protokolas? Taip pat ir priešinosi pareigūno. Dėmesio, brangūs laidos farai žiūrovai. Jei tapote liudininkais ir užfiksavote netikėtas situaciškas, Laiko, tai gal medikus jau iškvies? Kai pasodino, užkando. Užkast anksčiau reikėjo. Kai užkando, paaiškėjo, kad biuletenį prasitęsė. Išvažiavo pas daktarus, išvažiavo biuletenį prasitęsti. Tai už ką protokolas? 4 iš 12 aukštų smarvė ir dūmai. Kaimynai panikoje daužo duris ir šaukėsi pagalbos. Įvykio vieton skuba visos specialiosios tarnybos. Beldžiasi policija, beldžiasi ugniagesiai. Delsti negalima nei minutės. Naudojimui paruošiamas diskinis pjūklas. Ir durys netikėtai atsiveria. Išlipo iš mašinos. Išlipo? Atvažiavo kaip pavežėja, išvažiavo kaip kurjerė. Arba atvirkščiai. Iš kur čia važiuoja? Anoniminis pranešimas apie vartojamus narkotikus. Melas ar tiesa? Apžiūros metu rasta tik tuščia pakuotė. Reiškia, visi atsakymai atokioje trobelėje. Rankas iš kišenio ištrauk, nelaikai kišenėse. Viduryje važiuojamosios dalies stovi automobilis. Prie vairo snūduriuoja vyrukas. Pirmiausiai peršoko į galą, tada atsisakė išlipti. Lipam ir visą naktį reikės laukti jūsų. Išlipęs neleido surakinti rankų. Surakinus rankas priešinosi surišant kojas. Paukščių trelės, indėnų kovos riksmai, seno vienuolio dėjonės ir pažadas pasitikrinti blaivumą iš ryto. Galiu atvažiuoti pas tave pasitikrinti. Ne, pas mane tai tu nevažiuosi, šito ilsėsiuosi. Patruliuodami kaimo vietovėje pareigūnai pastebi šalikelėje gulintį žmogų. Šalia dviratis. Gyvas? Ar gyvas? Vyras gyvas, tačiau ar sveikas neaišku. Kilnoja rankas ir bando išspausti nors kokį žodį. Ką čia darai? Ko guli? Bloga? Girtas? Negirtas? Tai medikus iškvies.
Sėsk. Kur čia? Tai girtas? Galiausiai pavyksta sužinoti, kad pilietis tiesiog dviračio nesuvaldė, o iki namų nei arti, nei toli. Dar kokie 3 kilometrai likę. O tai čia toli jum dar? 3 kilometrai. A tikrai neišgėręs? O tai kas čia pasidarė jum? Kas? Galva susvaigo, tai gal medikus jau iškviest, kad apžiūrėtų? Vyras tvirtina esąs blaivus, sako, kad galva susvaigo. Girtas bus. Bekontaktis alkoholio detektorius rodo, kad buvo vartoti svaigieji gėrimai. Tai meluojat? A tai kur čia su to dviračiu važiavai? Ką? Taip čia. Taip čia. Opa, sėdėk. Pūs 15 sekundėlių. Ilgai. Deklaruotas blaivumas po alkotesterio parodymų pavirto į vidutinį girtumą. Nedaug trūksta iki sunkaus girtumo laipsnio. Tai 2-2-2-1, va. Dar kartelį reikia prasipūsti. Pučiam. Antro patikrinimo metu nustatytas tas pats. Vidutinis girtumas, bet promilės jau krenta. 2-15, krenta po biškį. Lūktelk. Kol pareigūnai rašo nusižengimo protokolą, pilietis nusprendžia užkasti. Užkasti anksčiau reikėjo. Kaime žinios sklinda greitai. Apie įvykį bemat sužino vyriškio žmona ir atskubėjo į incidento vietą. Labą dieną. Mano vyras dabar gavau žinių, kad jisai čia kažkur blūdinėja. Išvažiavo pas daktarus. Ir maniau, kad kur blogai bus. Skambinu, nieks nekelia, išvažiavo biuletenį pasitęsti. Anot moters vyras dviračiu išvažiavo nedarbingumo pažymos pas gydytoją prasitęsti. Akivaizdu, kad prasitęsė viską, tik ne biuletenį. Už važiavimą dviračiu esant neblaiviam piliečiui bus surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Nors sezonas įsibėgėjo, primename, kad dviračio vairavimas esant neblaiviam, jei girtumas ne mažiau negu 0,41 promilės, bet nedaugiau negu 1,5 promilės, užtraukia baudą nuo 80 iki 150 eurų. Jeigu neblaivumas siekia 1,51 promilės ir daugiau, gresia bauda nuo 150 iki 200 eurų. Radvilėnų plentu leidžiantis link tunelio gatvės kelio važiuojamojo dalyje stovi tauranas. Joje sėdi neblaivus vyras. Prieš tai mašina kliudė kelio atitvarus, pranešė pravažiuojantis. Gaunamas pranešimas apie eismo įvykį, kurį sukėlė galimai girtas vairuotojas. Vietoje jau dirba kitas pareigūnų ekipažas. Vairuotojo pusė. Kada? Jisai sėdėjo prie vairo, nes pasėtėjo, jisai toks, žinai, nevažiuoja. Ir jisai staigiai šoko, žinai, galą kažkaip. Supratau. Kolegės informuoja, kad joms atvykus vyriškis staiga pakeitė sėdėjimo vietą. Iš vairuotojo vietos peršoko ant galinių sėdynių. Lipam iš mašinos. Lipam pas mane. Aš iš to uždirbau, dirbu save. Nežinia, ką bernelis vartojo, bet panašu, kad kokteilis turėjo būti nesilpnas. Į pareigūnų raginimą išlipti iš automobilio pilietis atsako trelėmis ir dejonėmis. Pilietį vykdom reikalavimus, lipam iš automobilio. Lipam ir visą naktį reikės laukti jūsų. Tai jūs pirmiausia vykdykit reikalavimus mūsų pateiktus. Vykdyk mano reikalavimus. Lipam iš mašinos, kas neaišku. Jeigu nelipsit iš automobilio, būsit per prievartą ištemptas. Taip, būna, taip. Vaikinas perspėjamas, kad jei pats nesiteiks išlipti, bus naudojama fizinė prievarta. Tai lipam, nes būsit išvežtas už reikalavimų nevykdymą į policijos komisariatą surašyti administraciniam protokolui. Dar kartą reikalauju garsiai ir aiškiai išlipti į savo automobilio. Aiškiai pasakė. Aiškiai. Tai lipam iš automobilio. Nes fizinę prievartą naudosim. Ar padėt reikės? Ne. Tai lipam iš automobilio. Naudosiu savo fizinę prievartą. Tai ir mes naudosim fizinę prievartą. Žinau,
Tai vyrai, tu galėsi naudoti savo prievartą, mes savo prievartą. Lipam iš automobilio. Lipam iš automobilio. Kruopščiai įsiaiškinę žodžių prasmes ir reikalavimų nevykdymo pasiekmes bernelis iš automobilio išlipa. Einam iki automobilio, gerai? Sukam į automobilį, rankas iš kišenių ištraukiam, draudžiamų daiktų su savim prie savęs. Padėk ant mašinos tas rankas, nors dabar reikia, čia tų cirkų. Nieko man nereikia. Draudžiamų daiktų turi su savim prie savęs? Ką? Ne. Supratau. Apžiūros metu vaikinas pradeda įsidirbinėti. Nežinia kodėl tampa agresyvus, pasipila keiksmai ir įžeidimai. Ką, man dar įsidirbinėt nori? Nori tau. Nori? Laikyk, ką nors. Filmuok toliau, nu. Tada. Kad mažai nepasirodytų, bernelis griebia už galinio lango valytuvo ir jį nulaužia. Nes kiek viršo vietų, kas ir... Ką tu dar? Nieko nedarau! Nieko nedarau! Tik tarnybinį automobilį, va. Šaukdamas, kad nieko nedaro, įtariamasis priešinasi kiek išgalėdamas. Turi ranką? Ja, viskas tvarka. Kitą ranką už nugarą. Dar kartą. Laikyk, kad suvyram. Laikyk tą ranką, kas yra. Laikyk. Čalai biški? Baig. Baig priešai, stonkrint tą ranką. Pažiūrėk, Kamilė apgadino? Vaikai. Tarnybinio automobilio valytuvas nepataisomai sugadintas. Žalą teks atlyginti. Pastrauk šitą šoną, pasižiūriu per naują normaliai. Šio kojas pasižiūrės. Gulėk ant šono, kas yra? Surakinus rankas tęsiama dalinė asmens apžiūra. Kas iš to kalėjimo? Dar kartą nesikeik viešo vietoj, sakau, vykdyk reikalavimus. Ačiū. Rėksiu dabar! Kojas prie kyvo. Nu, tiek, neiškitalė reikia. Ir aš rėksiu visada, na! Galiausiai pilietis sodinamas į sulaikymo patalpą. Nori kys, bet aš kažkaip prašiau tavęs. Pareigūnės pasidalina turimą informaciją. Kaip vairuotojas sukėlė eismo įvykį, liudininkų nėra. Niekas nematė ir vairavimo fakto. Pravažiuojantys pastebėjo, kad šalikelėje stovi mašina, o už jos vairo galimai girtas vairuotojas. Bet vairavimo fakto nematėt? Ne, pranešėjas irgi nematė. Nu, Jis matė jau tik jis miega prie vairo. Nes eismo įvykis tai tikrai buvo. Nelies ten jo darbus. Jo, paliek jau, čia apgadino jis. Tai gerai, vairavimo faktą neturim, turim tik eismo įvykį reikia registruoti, ar ne, taip suprantu? Kamerų čia nebus, ne? Nežinau, kažkur gal ir ant zoologijos sodo nebūtų. Kiek jis pučia? Mes nieko nedarėm, mes neputėm jo. Tu matei, kokio jis stadijų? Jo, aš matau, kad jis banguojantis vyras. Atidarysiu toj. Mes jį pajudinom, jisai šokinėtojai, va šitai pradėjo, žinai. Iš tarnybinio automobilio pasigirsta garsai. Sulaikytasis vėl atgijo ir pradėjo spardytis. Nespardyk laikino sulaikymo patalpos, būsi ištemptas, bus uždėtos surišimo priemonės ant kojų ir supratai mane. Ką? Bernelis įspėjamas liautis, nes bus surištos ir kojos. Geidavimų koncertas ir sakau, Uždaryk mane, prašau. Nusiramink. Uždaryk savo blogai. Prašau. Ar girdžiu? Pasipila keiksmų ir riksmų lavina falcetu. Jo, tai aš manau, kad ir kojas, nes jis spardo būdą. Tave... Savo visto gyvenimą. Uždaryti mane! Spardo. Uždarykit mane! Tašku. Palauk, suraktis. Uždarysiu tave, gaidį! Užmušiu! Va, man pavažiavo stogą! Ką aš? Užmušiu aš tave, gaidį! Užmušiu! Spjūviai, smūgiai galva, tradiciniai grasinimai susidoroti su policininkais ir vaikinas dar kartą guldomas ant žemės. Šį kartą bus surištos kojos. Kita koja duok. Ima visi.
Pasirodymą vainikuoja atsiprašymas su protarpiniais klyksmais. Atsiprašau, draugai jūsų, atsiprašau. Aš matau, turėjau. Gerai, viskas, jau dabar nelir. Bet tai gal reiktų pas mus mest. Jo, gal metamės pas mumis mes, jeigu ką už reikalavimus įsivešim. Surišus koją sulaikytasis nunešamas į tarnybinį automobilį. Aš to darysiu. Sėdi, man duoti. Aš laikau, laikai? Gražiai, prašau, darysiu kažką. Prašau, dėlgi, su manim. Sveiki, kojas? Gerai. Ne, tai va, tas... Piliečio mašinos šonas smarkiai apgadintas, sulamdytos sparno ir priekinių durelių skardos, sulaužytas galinis ratlankis, prakirsta priekinė padanga bei išmuštas ratas. Nu, va, iš čia va važiavęs, va čia. Eisi toli, čia jau matau pagal vėžės. Va čia, ne, ir dūrės bus. Ne? Šiaip, man atrodo, daug turėjo čia brūžyti. Apžiūrint eismo įvykio vietą, aiškėja, kad vairuotojas nesuvaldė automobilio, trenkėsi į šaligatvį ir užšoko ant jo. O tada šlavikas pakeliui pasitaikė. Laimė, kad tuo metu užkliuvo tik gaisrinis hidrantas, o ne pėstieji. Gaisrinis hidrantas po smūgio nulėkė į šoną gal 20 metrų. Pareigūnai bando atkurti eismo įvykių eigą. Jeigu jis priekiniu ratu užvažiavo, galiniu atsitrenkė į tą, sulaužo galinį ratlankį, tada varo tiesiai, tada atsitrenkė į hidrantą. Nes kaip... Ne, tai mes... Jo, galinį ratlankį tu kitaip nesulaužys. Nes va, žiūrėk, parodysiu, kažkurioje vietoje mačiau trinkelės visiškai nuvarytos. Tai man atrodo praėjome, žinau. Ne, tikrai buvo. Tikrai buvo pravarytos trinkelės ar tenais ar kažkur. Ten hidra. Jo, va, žiūrėk. Čia. Nunešė. Jo, bet dar va eina čia. Hidrantas numuštas, plius minus logiškai atitinka viskas, aukščiai pasimatuot hidrantą. Žinok,